Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleiskite dabar su Car Vertical. Hado – aukštos kokybės alyva ir priedai. Sveiki, bičiuliai italai, štai spagetis ir makaronas su jumis sveikinasi, iš tikrųjų tai... O tu mėgsti labiau spagečius ar šiaudelius makaronus? Spagečius gal niekada šitai iš tikrųjų nemaščiau. Štai Italija atkeliavo pas mus, gaila, kad tik tai automobilis iš Italijos, bet ne oras, nes mes šiandien jaučiamės sušalę. Dėl to šiandien matysite dvi temas. Viena iš tų temų vyks lauke ir kai jau galutinai sušalsime su šia rodoma Alfa Romeo, mes persikelsime į Classic Car Loft ir pakalbėsime apie automobilį esantį patalpoje, kad būtų šilčiau. Gerai, bičiuliai, šiandien laidoje matysite. 007 išskirtinis automobilis, bet išsiskiria ir iš kitų išskirtinių automobilių. Nuo Jameso Bondo keliamės prie Super Mario. Prie mūsų stovi Italas, Romero arba Alfa. Šiaip Alfa Romeo. Neturi tokių didelių variklių kaip šis. Na ką, štai prie mūsų stovi Italas, tai yra gražiausio pasaulio himno, aišku, po Lietuvos šalies atstovas. Ir prieš kurį laiką mes esame rodę vieną Alfa Romero, tai buvo Giulia. Taip, Alfa Romeo Giulia parodė Alfa Romeo Giulia, susiradom daug neapykantos, aš tada supratau, kad yra dar aršesnių fanų už Volvo. Ir už Subaru. Ir už Subaru netgi aršesnių būna. Ir sulaukėme daug neapykantos ir dėl to tikslingai daug metų vengiame rodyti Alfa Romeo automobilius. Bet metai bėga, mes po truputėlį užmirštame tą terorą, kokį patyrėme. Parodė. Smurtą. Ir smurtą netgi patyrėme. Parodė Alfa Romeo Giulia ir va taip užsimiršę šiandien rodome jum Alfa Romeo. Kaip vadinasi? Stelvio. Stelvio. Čia yra, aš manyčiau, aš nesu tikras, bet čia turbūt nuo to legendinio Stelvio kaulo pavadintas šis modelis. Ir ką padarė Alfa Romero? Tai jie padarė madingą crossoverį, kurį jums šiandien įrodome savo programoje, bičiuliai. Ir jeigu jūs svajojate apie Romero arba apie Alfa... Šiaip Alfa Romeo. Bet man kažkaip Romero gražiai. Man patinka, kad mūsų žiūrovai mūsų kalbą paverčia ir pavadinimų tarimą svarbiausių aspektų, nes viskas kitas yra tobulai. Jo, viską mes tobulai darome, tai dėl to kabinasi tik prie tarimų. Gerai, bičiuliai. O jeigu jūs savo renkatės automobilį, tai paieškas rekomenduojame pradėti nuo Car Vertical. Įsivedat kėbulo numerį ir matot visą automobilio istoriją savo prieš akis. O pirkdami Car Vertical ataskaitas būtinai pasinaudokit nuolaidos kodu Gazas Dugnas, šitaip gausit 20% nuolaidą ir prisidėsit prie mūsų kuriamo turinio. Įprastai apie automobilio išvaizdą pas mus kalba Paulius, bet aš šiandien šį automobilį paėmiau iš šio automobilio savininko ir paklausiu, kodėl pirkai šį automobilį. Ir jo atsakymas yra toks, kokį aš manau išgirstume iš daugumą šio automobilių savininkų. Sako, žmona norėjo. O aš manau, kad žmona šio automobilio norėjo, nes šio automobilio dizainas yra, nenoriu sakyti stipriausia, bet viena iš stipriausių šio automobilio pusių, nes aš manau, kad visi sutiksime, kad automobilis atrodo gerai, išskirtinai ir įdomiai. Ir išsiskiria iš bendro automobilio srauto. Ir dar ką noriu paminėti, kad mane šiek tiek gal nustebino pagal tai, kiek dabar kainuoja šis automobilis, nes toks, kaip šiandien rodome, 2019 metų, 2 dizelis su 210 arklių ir 4 varančiaisiais ratais kainuoja apie 18 000 eurų. Ir dabar šio automobilio kaina yra artima tokiem modeliam kaip Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, bet kai šį automobilį Alfa išleido į rinką, tai savo pagrindinius konkurentus matė tokius premium gamintojus kaip Audi, kaip Porsche, kaip BMW ir jis turėjo konkuruoti su BMW X3, su Macanu, su Q5, bet naudotų automobilių kaina parodė šiek tiek kitokią realybę, jo kaina yra artimesnė žemesnės klasės automobiliam ir čia galbūt ir yra jo privalumas. Turi
turime visiškai į sportą orientuotą saloną. Aš dar, pavyzdžiui, tokių sėdinių su tokiais dideliais prilaikymais, aš turbūt dar nesu matęs ne vienam automobilį. Tai išreiškia Alfa Romero požiūrį į sportiškumą. Šitas automobilis turėtų būti sportiškas, kaip ir matome va šios visus skydelius, jie viskas orientuota į sportiškumą. Kitas dalykas, nežinau kodėl, man šiek tiek viskas dvelkia jau pasenimu. Kaip aš dvelkiu pasenimu, taip ir šio automobilio vidus man šiek tiek dvelkia pasenimu. Bet jis gamintas nuo 17 metų. Balsas iš anapus mums pasakė, kad tai automobilis gamintas nuo 17 metų ir, pavyzdžiui, šitas svirtis man yra visiškai BMW svirtis. Šitas ratukas taip pat primena BMW. Ir nežinau, šiaip kaip ir viskas lyg ir gerai ir šiaip ekranas yra pakankamai mažas, bet man patinka štai šitas visas panelės išdėstymas. Viskas yra tvarkinga, gražu ir paprasta. Kadangi Alfa lygiavosi į premium gamintojus, tokius kaip Audi Q5 ir Porsche Macan, tai ji turi ir tas pačias bėdas, kokias turi, pavyzdžiui, Porsche Macan arba Audi Q5. Tai yra tai, kad pagal savo automobilio gabaritus mes tikėtumėmės daugiau vietos gale. Vietos gale pagal automobilio dydį tikėtumėmės daugiau. Žinai ką, aš nesitikėjau vietos gale daug. Na ne? Nes tai vis tiek toksai sportiškumo linkęs. Nu, bet jis nėra mažas. Bet tai žinok, aš galvoju, kad bus blogiau. Aš tau nuoširdžiai pasakysiu, aš galvoju, kad bus blogiau. Bet, pavyzdžiui, jeigu tu sulygintum, tarkim, su Kia Sportage 17 metų, Kia Sportage vietos yra ženkliai daugiau. Kia Sportage'as neturi tokių didelių variklių kaip šis, nes mes šiandien turime 2.2 dizelį, iš civilių variantų dar galime gauti 2 litrų benziną, bet yra toks modelis kaip Quadrifoglio, nežinau kaip tiksliai ištarti, Quadrifoglio, kuris yra sportinė šio automobilio versija ir ten stovi netgi 2,9 litro variklis, prie kurio yra prisidėjęs Ferrari ir jis turi 510 arklių. Tai yra tokia rimtesnė platforma. Ir dar įdomus dalykas, šis automobilis gali būti tiek galų varomas, tiek visais 4 varančiaisiais ratais. Ir taip pat kaip ir tokie modeliai, pavyzdžiui, kaip BMW, jo platforma yra labiau galų varomas automobilis ir priekinė šis yra tik prijungiama. Ją perdodama iki 50% galios. Tai yra tokie sprendimai, kurie būdingi labiau premium automobilio. Šiaip tai gražus automobilis. Dizainas yra vienas stipriausių jo pusių. Žinai ką, aš paskaičiau internete, kad jam trūksta bagažinės dydžio, čia geresni kažkokie apžvalgininkai už mus tai pasakė, bet aš žiūriu ir aš čia nematau, prie ko čia kipti. Žinai kas yra? Jisai yra pakankamai gilus, bet jisai siauras kažkaip. O kas čia po pačia? Dar pasidėjimo po pačiu. Bagažinė tai normali, visiškai normali bagažinė. Mes nesikabinsime. O dabar, draugai, prieš mums išvykstant su šiuo Stelvio pasivažinėti, mes keliamės į mūsų jau lankytą Classic Car loftą ir ten radome dar vieną, beje, panašios spalvos automobilį. Šiek tiek kitokios, bet šiek tiek panašios. Šiek tiek kitokios, bet šiek tiek panašios. Kalbam dramatiškai. Dabar iš Italijos trumpai kelkimės į Angliją, kur radome grynakraujį Aston Martin su pačiu unikaliausiu turbūt kėbulo numeriu. Kur buvęs, kur nebuvęs, štai ir aš. Ir mes vėl esame Classic Car Loft. Ir šiandien vėl šiek tiek plačiau pakalbėsime apie vieną iš šiame muziejuje stovinčių automobilių. Ir šalia manęs matote Aston Martiną, galiu užrašytą Vanquish, bet nežinau kaip ištart. Tikiuosi, kad Šarūnas šiandien man padės ištarti šio automobilio pavadinimą. Šarūnai, pradėsiu nuo svarbiausio klausimo. Kaip ištarčiau automobilio pavadinimą, modelio pavadinimą? Vanquish. Vanquish. Nu va, jeigu kas kabinsitės, kaip aš ištariu, tai jeigu ką čia mane Šarūnas išmokė. Aš pastebėjau, bent jau kol kas pastebėjau, didžiausią šio automobilio išskirtinumą, mano nuomonė bent jau didžiausią išskirtinumą, tai yra kėbulo numerio paskutiniai skaičiai. Taip. Ir jūs mums esat ne vieną kartą sakęs, kad jums įdomu automobiliai, kurie turi įdomią istoriją. Tai spėčiau, kad dėl kėbulo numerio ir atsidūrė šis automobilis jūsų kolekcijoje, ar ne? 100% tai yra teisybė. Jo automobilio VIN kodas jisai baigėsi skaičiais 007. Tai buvo išleista limituota serija šitam automobiliui, skirtingų spalvų. Būtent pagerbti tokį kaip personažą Jamesą Bondą. Tai čia gamykla tikslingai tą padarė? Čia gamykla padarė tą tikslingai, tai yra antros kartos Aston Martinas. Šitas automobilis turi tokių išskirtinų bruožų, kadangi
jų iš tikrųjų buvo pagaminta ganėtinai nedaug, tai buvo limituota serija, jisai buvo pristatytas Italijoje prie Komo ežero, buvo didžiulis anšlagas šitam automobiliui, juos momentaliai išpirko, išgraibstė. Mes čia gerai pastebėjom, kad ant jos skydelio rodo tik 187 km pravažiuotus. Taip, jisai pravažiavęs tik tai 187 km ir iš tikrųjų su juo net gaila važinėti, ar ne? Tai, net manevruot turbūt čia gaila. Jo, net gaila manevruot, tai dabar važiuosim jį registruoti, praeidinėsim tech apžiūras, važiuosim registruoti. Bet važiuosit savo eigą? Turbūt važiuosiu savo eigą į tech apžiūrų centrą, nes pačiam iš tikrųjų norisi su juo pasivėžinti, jį pabandyti. Tai iš tikrųjų įspūdingas automobilis su stebuklingais, kaip aš sakau, šiai dienai parametrais, turi 410 kW, turi be galo didelius keramikinius stabdžius, čia sudėta yra vėlgi žinomų markių įvairios detalės, stabdžiai Brembo, sankaba, keramika, visi komponentai, kurie yra naudojami super automobiliuose. Čia ir yra super automobilis, aš manau, galima traktuoti, bent jau pagal tai, koks jis yra retas ir galingas. Taip. Ar jūs tikslingai ieškojot šio modelio automobilio ir tiesiog netyčia pavyko rasti? Būtent, kad būtų 007? Ne, buvo ieškoma, kad būtent būtų 007, tai buvo daroma tikslingai, kadangi vėlgi jisai ir turi tą savo tokį išskirtinį bruožą, tokių Aston Martinų, tų paprastųjų vėlgi galim sutikti ne vieną ir ne du, tai ganėtinai populiarus automobilis, o kad būtų kėbulas baigtųsi tokiais skaičiukais, tai jau yra, aišku, išskirtinumas. Šiaip Aston Martinas turi tą savo vieną brožą, ne iš šono pasižiūrėjus, mes visada atskirsim, kad tai yra Aston Martinas, jo taip paprastai nesumaišysi su kažkokiu tai Ferrariu ar Lambo. Tai... Ja, įdomus, šiaip įdomių sprendimų šiame automobilyje yra. Tai vienas tai paslėptos rankenos, kurias galim panašias rasti netgi pas Paulių trečioj Tesloj, bet atidarius duris man labai įdomu, kai Aston Martino duris atsidaro kampu. Taip, kampu atsidaro, ne tik šonų, ne tik į viršų, bet labai įdomiai. Ir dar be durų toks akivaizdžiai matomas įdomus sprendimas yra spoileris integruotas į bagažinės dangtį. Taip, jis ir matomas, ir nematomas, ir dizainiškai tikrai gražiai atrodo. Jisai ir tais 2012 metais, kada buvo pristatytas, jisai ir pelnė už eleganciją prizą. O šitas automobilis, super automobilis, bet labiau galbūt primena tokio civilio automobilio išvaizdą. Išskirtinis automobilis, bet įdomu tai, kad išsiskiria ir iš kitų išskirtinių automobilių. Taip. O kokia yra šio automobilio įsigijimo istorija? Kur jūs jį radot? Vis tiek ieškojot kažkur šio automobilio? Ne, tai šitas automobilis buvo įsigytas aukcione. Paprastai tokių automobilių jie nuo pat pirmos dienos, kada buvo paskelbta, kad jie bus paleista tokia serija, jie iš karto buvo užsakyti ir paprastai tokius automobilius perka žmonės su tikslu po to perparduoti kaip ir. Aš manau, kad jau išleidus tokią seriją išskirtinių automobilių, iškart jau buvo galima įtarti, kad jis bus kaip investicinis kažkoks tai objektas, kad žmonės pirks, investuos ir tikėsis, kad jo vertė kils. Ir greičiausiai jo vertė kyla, ar ne? Tai taip, jo vertė kyla ir visi, aš sakau, praktiškai be išimties šitie super automobiliai, jie ir perkami yra su tuo tikslu, galų gale, kiek tu su juo važiuosi ir tie žmonės, kurie gali pirkti tokius automobilius, su jais važinėti, jie paprastai su tokiais automobiliais, jeigu tai yra Europa, tai važinėja tik vienoje vietoje, viena mieste, ar ne, tai yra Monakas. Taip, tai kiek tu tų kilometrų tą Monakę nusuksi, apsuksi ratuką prie kazino ir prie viešbučio, tai visa kelionė tuo ir baigėsi, tai yra grinai pasirodymas. O iš kokios šalies atkeliavo šitas automobilis? Šitas automobilis atvažiavo iš Belgijos aukciono vieno, o savininkas to automobilio buvo šveicaras. Turbūt automobilio paieška ir yra vienas iš didžiųjų malonumų įsigijant automobilį, ne? Taip, bet čia tos emocijos turbūt yra mažiausia. Daugiausia emocijos yra, kada tu važiuoji, medžioji kažkokį tai seną automobilį, ar tu medžioji jam dalis. Tu žinai, kada Europoje vyksta didžiausios mugės, didžiausi turgai tų automobilių.
vadinami tie ir senturgiai, ir tų detalių. Čia medžiot beveik reikia. Jo, tai medžiot ir tada tu vėlgi sėdi į automobilį ar skrendi lėktuvu, pasidarė sąrašą, tu eini, ieškai, ko tau reikia, tada tu bendrauji su kolegom praktiškai iš viso pasaulio, tada kažkas tai tau pasiūlo, sako, žinau, vat yra toks, gal tave domina automobilis, jisai niekur nebuvo rinkoje parodytas, niekur nebuvo skelbtas, kova atidaro tau daržinė ir ten stovi kažkoks, kaip aš sakau, vėl perlas. Man susidaro vaizdas, kad toksai, čia tokia kaip uždara kasta jūsų, Taip. kolekcionierių, toksai kaip paskiras visiškai pasaulis. Taip, yra atskiras visiškai pasaulis. Kaip matot, pokalbis pasisuko nuo Aston Martino prie kitokios šiek tiek temos, prie automobilių restauracijos ir dalių paieškos. Tai aš manau, kad sekantį kartą atvykus pas Šarūną į Classic Car Loft, mes plačiau pakalbėsim apie jau kokį senesnį. Ir bus automobilis, į kurį jau ir pats įdėjo darbą, ar ne? Taip. Gerai, bičiuliai, keliamės prie mūsų Porsche ir šį kartą keitėme automatinės pavarų dėžės tepalus ir tai yra puikia proga dar labiau pasirūpinti pavarų dėžės darbu. Todėl, nuvykęs į Hado, štai man pasiūlė štai tokį revitalizantą, kurį supylus į tepalą bus atnaujintos visos jau pasidėvėjusios detalės. Tai, kad užbėgti už akių brangiam remontui, iš karto pasirūpinsim, kad Porsche pavarų dėžė dirbtų sklandžiai. O jeigu jūs savo ieškotės tinkamos alyvos ar vitaminų, kaip mes vadinam savo automobilį, tai galite kreiptis į Hado parduotuvės bei į visas parduotuvės, kurios prekiauja Hado priedais, arba tiesiog užeiti į hado.lt ir išsirinkti savo reikiamą priedą. Nuo Jameso Bondo keliamės prie Super Mario. Ir dabar bandydamas aš jungti valytuvus, kažkodėl aš įjungiau galinę. Įdomi, čia žemyn galinis, aukštyn priekinis. Ir iš karto mano rankos kliūna už milžiniškų pavarų perjungimo svirtelių. Jungiame BMW Drive'ą, pavyko jungti. Bet iš tikrųjų aš prisikabinau prie ekranų šito dydžio, bet dabar pagalvojau, kad, pavyzdžiui, pas Kia Sportage yra dar blogiau. Pavyzdžiui, tenai dar mažesnė ekranai, o čia taip labai gražiai įlieta į bendrą visą šitą visumą ir dabar važiuojame. Oi, tas geras senas, nesenas, čia netoks ir senas, dizeliuko garsas. Jau mes prie tų elektrinių įpratę, kad žiūriu, net jau dizelio garsas man patinka. Kita vertas, dabar žiūrėkit, sustoju ir mes negirdim dizelinio garso. Kai mes rodėme Džiuliją, mes baisiai kibome prie variklio garso, prie dizelinio variklio garso. Ir aš dar iki šiol atsimenu kaip vieną baisiausių variklio garsų, kokius aš esu girdėjęs pasaulyje. Sapnuoju košmarus. Bet kai rodom šį automobilį, ar dėl garso izoliacijos, ar po kapotu netrūksta detalių, garsas yra neerzinantis. Girdim, kad turim dizelį, bet kažkas ten bambalioja, bet viskas ok. Ačiū, kad atsukot į mane. Mes važiuojam ir žinau, jeigu dabar aš sveriu 82, jeigu sverčiau kokius 86, tai jau čia įsitaisyt man, nežinau, čia nebūtų labai patogu, nes tos sėtynės jau taip spaudžia šoniukus. O kam tas skaitės ir daugiau svėrės šiaip? Tada būtų šakės. Jeigu prieš 4 metus aš jau čia būtumėt mane pasodinę, tai čia būtų prasti popieriai. Bet nežinau, iš tikrųjų, čia būtų labai smagu taip važinėti kiekvieną dieną taip suspaustam. Gerai, važiuojam. Tai jau kaip gauna apsukų varikliukas jau pradeda girdėtis. Bet šiaip kaip ir jisai atrodo toks sportiškas, jisai yra sportiškas. Gyvas automobilis. Net nustebau, aš net nelabai žinau, ko tikėtis iš šito automobilio, bet jisai toksai man patinka. Bet jisai iš karto matosi, jau net važiuojant lygių keliu, jisai yra labai standus. Ir jeigu Alfa Romeo norėjo padaryti sportišką automobilį, kurio nesijaustų visiškai svorio ir būtų sportiškas crossoveris, jiems tai pavyko. Vaizdu, toks aštrokas net. Nežinau, smagiai tas dizeliukas važiuoja, čia visi taip jau nurašė senai tos dizelius. Ne visi čia, mes labiau. Ne, aš tai nenurašau. Aš manau, kad apynaujas dizelis yra puikus dalykas.
man smagus automobilis. Gal kažkaip iš tų suvų nieko labai daug nesitikiu, gal dėl to man taip smagiai važiuoja. Jeigu būtume šį automobilį gavę naują ir jeigu jį tektų lyginti su Q5 ir Porsche Macan, tai čia labai greitai rasčiau prie ko prikipti. Pavyzdžiui, salonas iš pirmo žvilgsnio atrodo visai gerai, dizainas geras, medžiagos atrodo gerai, bet paimi va už kokios nors detalės ir matai, kaip čia smagiai visas kliba traška va šitas va tuneliukas. Ir supranti, kad pataikyti į premium Alfa yra sudėtinga. Bet, kai prabėga šiek tiek metų, automobilio kaina nukrinta, susilygina su žemesnės klasės automobiliais ir supranti, kad visgi jį reikėtų lyginti su šiek tiek žemesnės klasės automobiliais. Ir jeigu mes lyginsime su žemesnės klasės automobiliais, tokiais kaip Volkswagen Tiguan arba koks nors Kia Sportage'as, tai ką Alfa turi? Tai turi charakterį. Nes šis automobilis ne tik pagal savo kainos lygį, bet ir apskritai, va Paulius labai gerai pasakė, jis jaučiasi lengvas, o jis jaučiasi lengvas dėl to, kad jis toks ir yra. Alfa labai daug darbo įdėjo iš automobilio valdymo savybės. Šis automobilis turi daug aliuminio pakaboj, jis priekyje turi double wishbone tipo pakabą, kurią mes dažniausiai matome sportiniuose automobiliuose arba netgi superautomobiliuose. Turi daugiasvirtę pakabą gale ir dėl to jis yra lengvas, labai gerai valdomas, labai sportiškas ir pas mus YouTube galite surasti epizodą, kur daug suvų važinėjo Nemuno žiede ir ten buvo Alfa Romeo Stelvia, Quadrifoglio, galingiausia versija ir ji parodė patį geriausią laiką iš visų suvų Nemuno žiede. Bet mes kalbam ne apie civilę versiją, nes šiandien mes turime civilinę šio automobilio versiją, tai yra galingiausia 2.2 dizelį. Kam pirkti silpnesnį dizelį, aš nelabai suprantu, nes variklių kubatūra yra ta pati, tik skiriasi galingumas. Tai galite nusipirkti dizelius tik tai su mažiau kilovatų, kas iš esmės vis tiek yra tas pats variklis. Ir šis 154, jeigu gerai pamenu, kilovatų arba 210 arklio galių variklis mieste naudoja apie 8 litrus dizelino. Bent jau man taip sakė savininkas. O užmiestyje 7 arba mažiau. Ir šiandien turime, neužmirškime, 4 varančiaisiais ratais versiją. Ir jam dar padeda 8 pakopų ZF automatinė pavarų dėžė ir tokią dėžę rasime visose šio automobilio modeliuose, tiek benzinė, tiek dizelį. Viskas man su juo yra gerai. Jeigu vėl kalbėtume kaip apie premium, vaizdo kameros kokybė liūdnoka, garso izoliacija galėtų būti geresnė, salono surinkimas galėtų būti kokybiškesnis, bet jeigu mes kartelę nuleidžiame žemyn į jo dabartinį realų kainos lygį, tai viską jis daro gerai ir jo stipriausia savybė yra ta, kad jis turbūt bus smagiausiai valdomas suvas. Bet komfortiškiausias jis nebus. Dar man labai keista, kad šis automobilis neturi adaptyvios pakabos, nes ši pakaba kasdieniam naudojimui, taip, jinai yra sportiška, jį vairuoti smagu, jis gali būti greitas automobilis. Aišku, dizelio nesirinkčiau, jeigu norėčiau greito suvo, bet vėl kiekvienam pagal skonį. Bet komfortiškas jis tikrai nebus. Ir bet koks kitas žemesnės klasės suvas panašaus dydžio arba netgi mažesnis greičiausiai bus už šį automobilį komfortiškesnis. Bet jis turi smagesnis. Bet vis turi, man patinka, kad automobiliai turi išskirtinumą ir šios Alfos išskirtinumas yra tas, kad ji yra labai sportiška ir labai smagiai valdoma. Bet universalumo trūksta. Premium automobiliai tą universalumą turi geresnį. Sakiau, kad tau bus įdomu. Įdomu. Ir jisai man labai patiko. Man tai patiko dėl to, kad kiek man nepatiko Giulia, tai dabar Alfa man šiek tiek pakilo akise. Gerai, bičiuliai, o jeigu jūs ieškote savo kasdienio automobilio, eksploatuoti ir nesukti galvos, tai tam labai neblogas sprendimas yra Mobrė. Ne neblogas, o labai geras. Taip, jeigu norite naujo automobilio, nesugalvos, mokat vieną fiksuotą įmoką, nuomojatės jį iš Mobrė ir jums automobilis nepabrangs, jokių įsipareigojimų bankui ir jokio galvos skausmo. O jeigu galvos skausmo norite, visada galite nusipirkti naudotą Alfa. Įdomu, kaip jie su jo praktiškumu ir patikimumu, bet mes ne apie tai. Šiandien apie išvaizdą aš jums duodu 9. Žinok, aš tada duodu 10. Jeigu būtų galingiausia versija, gražita, tai būtų 10. Labai gerai. Šita 9. Aš duodu 10 vien dėl to, kad man patinka, kai automobiliai būna šiek tiek kitokie. Vidus yra viskas su juo gerai, kaip tokių metų automobiliai man šiek tiek nepatiko, net ne šiek tiek, man kameros dydis ekrano, tai yra... Kamera liūdna, multimedija paprasta, nieko neypatinga, bet man labai patiko sėdynės, man labai patiko vairas, man šiek tiek pritrūko vietos gale. Bet sportinis, duodam 8. 8. Gerai, o dabar aš malonu vairuoti, smagu vairuoti. Smagu vairuoti, bet žinai ką? Ką, sakyk? Aš dabar įvedžiau galvoj savo kitą kriterijų. Taip. Ar vairuočiau tokį automobilį kasdien? Jisai nebūtų labai patogus. Nevairuočiau. Bet tai tu vairuoji Formentorį, kuris irgi yra kietas ir sportiškas suvas. Tai... Bet ten nėra dizelis 210 arklių. Nu ir kas, bet jisai, pavyzdžiui, irgi nėra pats patogiausias. Tu nori sportiško, kuo tau už tas nusileidžia?
leidžia. Jis, žinok, Forment, nu jo, bet jis mažesnis. Aš kažkaip mažesniem automobiliam tą kietumą atleidžiu. Ai, Tokio atleidžiu. dydžio automobilyje jau aš Jau norėčiau neatleisi. daugiau komforto Ne. ir aš jam duodu... Atleidžia. Ai, žinok, vis tiek duodu 8. 8 aš irgi duodu. O va kaina. Dabar pats svarbiausias dalykas tai yra kaina ir aš nelabai dabar apsisprendžiu. Tu sakai, kad čia maža kaina, aš kaip suprantu. Pagal jo klasę taip. Bet jau tu jį Nes už nuleidai tos pačius žemesnę pinigus, klasę. aš Tai už tos palikai pačius antrais pinigus, metais. aš už tos tu pačius palikai antrais pinigus. metais. Dabar žiūrėk, aš už tos pačius pinigus Kur žiūrėt man? galiu nusipirkti šiek tiek mažesnį automobilį, tai yra Volkswagen Tiguanas. Taip. Aš manau, kad raščiau gal net ir kokį Airline'ą. Bet mums labai nepatiko, kaip jis važiuoja. Jis atrodo gerai, bet jis važiuoja, Bet jis mums nepatiko. komfortiškesnis. Nu, bet mums nepatiko. Bet jis atsimeni. komfortiškesnis. Tai aš jis ir sakau, nu, komfortiškesnis. tai gerai, tai jisai brangus ar pigus? Aš manau, kad jis turi Aš tai dalykų. nemanau, kad jis pigus. Kodėl tu sakai 18 000, tai čia nėra mažai. 8, žinau, Aš duodu nesiplėsiu. 7. Gerai. Gerai, bičiuliai, o mes čia dabar surinkom, beje, ir Italijos ambasada prisidėjo prie šito balsavimo. Gedas pasirodo tašai, žinai? Man žinai, kas buvo įdomiausia? Nu? Prie Italijos ambasados pribėgo daug balsuotojų. Jo. Nes sako, mes neturim Instagramo, mes norim balsuoti gyvai. Ir Gedas atbėgo ir jos nupurškė su vandens patranka visus. Gedas jisai tašai. Žinai, ką nupurškė visus į Instagramą. Taip, ir pas mus Instagrame jūs balsavot ir šiam Alfa Romeo Stelvio atidavėt štai tokį, beje, ratai, nepasakėm, ratai ir snapas, taip. Gerai, bičiuliai, susumavus bendrus rezultatus mūsų Italijos kultūros atašė, tai yra mūsų Gediminas, galutinai rašo, žiūrėk, prašo, to parašė, kad galutinis įvertinimas šiam Stelvio yra štai toks. Gerai, bičiuliai, o mes šiandien su jumis atsisveikinam, užbėkit pas mus į socialinius tinklus, į Instagramą, į Facebooką, balsuokim, bendraukim. Kalėdos artėja, būkime visi vieningi. Aleliuja. Te laimina Taip. Dievas. Te laimina ir te padeda jums Dievas ir mes susitiksime jau rytoj labai greitai, nes kalbėsime apie elektrą. Sėkmės visiems asmeniniam gyvenimui. Tai palinkėkit vieni kitiem ramybės. Ramybės. Amen. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleiskite dabar su Car Vertical. Hado. Aukštos kokybės alyva ir priedai.